Nors konfliktas tarp lyčių yra pagrindas, jį galima sušvelninti. Seksualinių strategijų ir jas sukeliančių signalų supratimas yra žingsnis siekiant sumažinti vyrų ir moterų konfliktą. Čia turime omeny, kad jeigu moteris ir vyrai suprastų ir žinotų tokius dalykus, pavyzdžiui, šitie dalykai būtų mokyklose pasakojami, ne? Ar kažkokių daugiau seminarų būtų, kažkur tai šviestų vis tokiuose, čia tokia utopija, bet televizijos, jeigu tai rodytų, ne? Tai atrodytų, tik žmonės labiau suprastų save, kas su jais vyksta. O iš tikrųjų prie to prieina labai maža dalis žmonių, prie to supratimo, prie tos informacijos ir po to supratimo. Ne? Tai jeigu suprastų, tai tada tai mažintų tą konfliktą, būtent lyčių. Turime suderinti gilią meilę, kurios siekia žmonės su konfliktu, kuris persmelkia mūsų branginamus santykius. Žodžiu, tas konfliktas yra neišvengiamas. Jis yra. Ir jeigu mes jį suprantam, tai mums padeda gyvenime, mes galime susitarti, apsižiūrėti, apsiderinti ir labai sąmoningai gyventi, ne, poroje.